Aš turėjau draugą gydytoją Liną Jovaišą ir jis buvo aiškiaregis žmogus. Tai savo vizijose 89 metų pavasaris pamatė, kad aš einu į Tibetą. Lygiai po 3 mėnesių aš jau buvau Tibete. Bet iš tikrųjų tai yra praėjusių gyvenimų įdirbis ir tie visi karminiai dalykai, aš manau, Sulošis sprendžiamai dalį tų visų reikalų atliko, bet tas nuostabus ir labai gabus žmogus, tai iš tikrųjų mane užvedė ant kelio, stumtelėjo. Būdavo mano kelionės, kai buvau jaunesnis, sakysim, po 6, 7, 8 mėnesius trukdavo, kai jau 91 metais iš Pakistano į Ladaką, į vakarų Tibetą, tai kelionė tikrai buvo sunki. Nusipirkau Vengrijoje šachtininko kelnes, kurios ten porą metų turiu tarnauti ar trejetą, kai grįžau po 8 mėnesių, jos buvo kiauros. O iš tikrųjų tai mėgau, kartais mėgau su kokiom vištom ar su karve apsikabinęs mėgojęs, kad būtų šilčiau, arba kokį šunį, vadinasi, prie ledyno išlindau Nepale 98 metais iš vieno, iš Daulagirio bazinės stovyklos ir iš tikrųjų džiaugiausi, kad galiu apkabinti jaką, nes prisiglaudė prie Vilnos ir šilčiau, aplinkui sniegas, ledas, peršalęs, nevalgęs. Tai čia tokie ekstremalūs atvejai, bet kartais mėgi ir gerom sąlygom, už $4-5 kur nors Katmandu, Geshauze arba lodžiai, kalnų kur nors namelyje. Tai tualetas, aišku, yra kitoje upės pusėje arba upelio, bet tai yra nuostabu, nes gali žiūrėti, kaip, sakysim, auga ryžiai, jeigu turi laiko, ryte pradedi žiūrėti ir kiek tenais bambukas paauga, gal per dieną kokį pusę centimetro. Aš buvau vienas iš pirmųjų turistų patekęs į Sikimą 90 metais. Nes tais metais atsidarė Sikimo sienos, Indijos vyriausybė leido turistam įvažiuoti. Tai eidamas į vieną 450-500 metų senumo vienuolyną takeliu, 2 kartus pamečiau rūke takelį. Ir kai aš buvau paskutinį kartą, tai buvo prieš 4 metus ar prieš 5, į tą vienuolyną jau buvo nutestas, ne greitkelis, bet kelias. Ir indų verslininkai su savo tokiam gan aptukusiam žmonom, su džipais važiavo į vienuolyną patriukšmauti. Į tą vienuolyną aš jau užėjau, aišku, to asfaltuotų kelių ir mačiau, kaip pagyvenęs vienuolis stovi prie vienuolyno tvoros ir verkė. Ir man sudrėko ašaros, nes tą kelią jie norėjo platinti ir Himalajų pušis su šitą motopjūklu pjovė vienuolyno pakrašty ir 100-metės Himalajų pušis virto. Gražiausios vietos, aišku, jau yra ir užbetonuotas. Aš buvau 94 metais Lasai, gal kokias 8-9 dienas, po to jau šviesaus atminimo Jurga Ivanovskaitė, kai buvo po 4 metų, 98. Tai Šventas ežeras prieš Potalą, Tibeto sostinė jau buvo užbetonuotas, viskas, ta prasme, vanduo išsiurbtas, užpilta žemė ir nutistas asfaltas. Ir ant jo ežero vietoj švento stovėjo kinų prostitučių visokie nameliai, viešnamiai. Kinų režimas neleido miegoti, pavyzdžiui, kaip Indijos Tibete, Ladake ir Zanskare vienuolynuose nebuvo galima likti nakvynėje, su jais pasikalbėti, išgerti arbatos, išsivirti kažką, užkasti arba papusryčiauti, atsikėlus celiai gretimoj lovoje, ką gali daryti, sakysime, su vakarų tibetiečių vienuolynuose. Aš esu užlipęs į labai įdomias atkampės vietas Ladake, tai tiesiog 2 vienuoliai, virtuvėlė, vasarą apytuštis vienuolynas, žydi rožės, nusiskini tenais po keletą rožių, pasimerki virtuviai ir pradedi daryti sampą ar ką nors. Bet to neįmanoma padaryti, nes vienuoliai patys man rodydavo, kad jau, sakysime, Šigatse mieste, tai Pančen Lamos vienuolyne Tašinlumpo,
8 valandą jau be kokį 20 minučių, pusę 8 rodydavo į laikrodį ir kad man reikia išeiti. Sikimo buvusiai karalystėje, dabar Sikimo valstijai, vakarų Indijoje, tai iš tikrųjų tenais gali pajausti dvasią, nes gali miegoti vienuolyne, yra svečių kambariai ir pavyzdžiui, pačioje Indijoje esu prieš 2 žiemas miegojęs tibetiečių vienuolyne, buvo lama virėjas vienuolis, apsauginis, kuris prižiūrėjo vienuolyną ir aš vienas 4 paras, 5 paras, suprantat, pareini vakare, o tada gali šitam lauke, gan gerokai pamatyti, ko nesimato. Mano galva, nuo 94 metų, žinoma, tibetiečiai irgi po to baisių kinų presų pasikeitė. Pavyzdžiui, Lasvai buvo pora trejata kavinių, kurių savininkai buvo tibetiečiai, bet matėsi, kad jie priversti dirbti kinų režimui. Iš jų liūdnų veidų nuotaikos, iš jų tokių, sakysime, pasisakymų arba kokią muziką jie grojo. Tai matėsi, kad jų likimas tikrai yra liūdnas ir jie kitaip negalėtų turėti kokio restoranėlio, jeigu nebūtų kontroliuojami kinų. Galbūt ten buvo ir tos blakės padėtos po stalų pasiklausimo. Kalnų žmonės visur, aš dirbau Šiaurės Pakistane, 2 vasaras taip pat yra atsargesni. Kol apšildai tą, padarai tokį apšildymo koncertą, taip vaizdžiai tariant, tai praeina 2-3 valandas. O po to, jeigu iš tikrųjų neblefuoji ir randi kažkokį tai įrodymą, kad tu ne šiaip savo čia atsidūrei, tai žinoma, tie žmonės per 10-20 minučių tampa kaip broliais. Mano galva, Dalai Lama yra vienas iš stipriausių gyvųjų mokytojų pasaulyje. Vartokim tą žodį guru. Dalai Lamos laukas, įtaka, bent man pavyzdžiui, tai kelių šimtų metrų atstumą aš jaučiu, sakysim, jo poveikį. Ir užtenka, būnant ne vien aš, ir matau ir daugelis vakariečių, kurie iš tikrųjų yra praktikuojantis budistai, atsisėdo veidų į jo rezidenciją, Namgyalo vienuolyno kieme, ir tiesiog pasijungė jo informacinį lauką arba, sakysim, į tą budistinę egregorą, nėra taip sunku išeiti. Aš turiu, ne taip toli okupuoto Tibeto sienos, ten maždaug gal 150-180 km. Yra prie Nepalo sostinės Katmandų kaimas pavadinimu Nagarkot. Aš ten turiu tokį bambukinį namelį, jeigu jau dar nenugriovė. Ir aš vadinu haiku dirbtuvę, studiją. Ta bambukinį namelį užsidaręs per kokias 4-5 paras parašydavau po 100 eilėraščių. Ir tai iš tikrųjų tapdavau gal kokio haiku meistro mediumu. Ir tai būdavo nuostabu, nes iš tikrųjų po to jau grįžus į Europą tos eilėraščius beveik nereikėdavo remontuoti. Kad Tibetas man yra sekantis gyvenimas. Aš viską darau, kad kitą kartą atgimčiau Tibetą. Ir visos ekspedicijos, ir knygos, ir dabartinis mano pokalbis apie liūdną Tibeto dalį ir laisvės bylą veda prie to, kad aš turiu ten grįžti.